Ar pastebėjote, kad viskas aplinkui, tiesiog intensyvėja? Atrodo, lyg pasaulis būtų jungęs aukštesnę pavarą. Viskas vyksta greičiau, žmonių nuomonės darosi vis labiau kraštutinės. Ore tiesiog tvyra jausmas, kad artėjame prie kažkokio esminio lūžio taško. Būtent apie tai šiandien ir pasikalbėsime, apie tą globalią transformaciją ir pasirinkimą, kuris iškyla kiekvienam iš mūsų. Akivaizdu, kad šitie pokyčiai veikia ne tik planetą, bet ir kiekvieną iš mūsų asmeniškai. Ir čia, žinoma, kyla pats svarbiausias klausimas. Tai ką daryti? Kaip nepasimesti visame šitame chaose? Ir svarbiausia, kaip pasinaudoti tomis galimybėmis, kurios dabar atsiveria? Ieškodami atsakymų, mes pasikliausime žmogumi, kuris šias temas tyrinėja jau 4 amžiaus. Jo patirtis tikrai patikrinta laiko. Mums patarimus dalina Virginijus Mockus. Jis yra karmos meistras, tai yra specialistas, dirbantis su priežasties ir pasekmės dėsniais, ir taip pat reiki energetinių gydymų mokytojas. Jo darbas ir yra padėti žmonėms suprasti ir išspręsti pačias giliausias vidinės problemas. Gerai, nerkime giliau. Pati pagrindinė šių laikų tema yra tai, ką galėtume pavadinti galutiniu pasirinkimu. Labai svarbu suprasti, tai nėra jokia bausmė ar koks nors testas iš aukščiau. Ne, tai tiesiog natūralus evoliucijos etapas, kai kiekvienam ateina laikas labai aiškiai apsispręsti, kurie kryptimi judėti toliau. Štai čia mes ir matome tą kryžkelę. Iš esmės, kiekvienas savo turime atsakyti, kas man svarbiau, ar aš renkuosi kelią į šviesą, tai kelias, kuris grįstas sąžinė, moralė, dvasiniu augimu, ar visgi suku į tamsą, kur karaliauja materija bet kokia kaina, pyktis, melas ir tas nuolatinis jausmas, kad kažkas negerai, kad kažko trūksta. Ir to pasirinkimo pasekmės, pasak Virginijaus Mockaus, yra, labai rimtos. Jis sako taip, gyvenimas tokį žmogų tiesiog nurašo kaip netinkama ateičiai. Tikrai stiprus žodžiai, jie puikiai parodo, kodėl sąmoningas noras ir pastangos išlikti šviesoje dabar yra tiesiog kritiškai svarbios. Bet kodėl visa tai vyksta būtent dabar? Kas lėmė tokį, aštrų pasirinkimo būtinumą? Pasirodo, už viso to slypi labai konkretus, netgi sakytume išmatuojamas energetinis reiškinys. Pažiūrėkite į šiuos skaičius. Jie tiesiog atima žadą. Anksčiau Žemės energetinės vibracijos buvo, gana stabilios, ramios, o dabar mes matome tikrą sprogimą. Vibracijos šauna į viršų dešimtis ir net 100 000 kartų. Kalbant paprastai, pati planeta pradėjo vibruoti daug aukštesniu dažniu, nei daugelis žmonių yra įpratę. O kas šitas energijos šuolis reiškia mums praktiškai? Įsivaizduokite, kad kas nors staiga įjungia labai ryškią šviesą tamsiame kambaryje. Kas nutinka pirmiausia? Išryškėja visos dulkės, visa netvarka, tiesa? Būtent todėl dabar pasaulyje matome tiek daug chaoso, korupcijos, konfliktų. Viskas tiesiog iškeliama į dienos šviesą. Bet yra ir kita pusė. Toje pačioje šviesoje daug lengviau matyti kelią į priekį. Todėl dvasingiems žmonėms atsiveria tiesiog neįtikėtinas galimybės augti. Ir dėl to atotrūkis tarp žmonių tik didėja. Vieni sparčiai kyla aukštyn, o kiti dėja grimsta dar giliau. Gerai, situaciją supratome. Dabar kyla natūralus klausimas, ką konkrečiai daryti? Pereikime prie praktinių žingsnių. Kaip sąmoningai pasirinkti ir išlikti toje šviesiojoje pusėje? Taigi, kaip praktiškai išlikti šviesoje? Štai 4 esminiai žingsniai. Pirmas. Atstatykite savo energetiką. Aukštas energijos lygis yra tarsi vidinis GPS, intuicija tampa aštri ir padeda priimti teisingus sprendimus. Antras. Sąmoningai rinkitės šviesą. Kiekvienoje situacijoje, kiekvieną dieną. Pasirinkti tiesą ar melą, meilę ar baimę – tai nuolatinis vidinis darbas. Trečias. Veikite iš meilės. Padėkite kitiems, bet neprimesdami savo valios, be kovos. Pagalba turi būti tyra. Ir ketvirtas, kas galbūt yra svarbiausia, džiaukitės. Mokykitės pastebėti mažas pergalės, skleiskite pozityvumą. Džiaugsmas yra ypač aukštos vibracijos energija. Taigi, viską apibendrinus, mes prieiname prie pačios esmės, prie asmeninio apsisprendimo. Apsisprendimo, kuris vyksta ne kažkada ateityje, o būtent čia ir dabar. Galiausiai viskas susiveda į šiuos kelis klausimus. Klausimus, kuriuos pats gyvenimas dabar užduoda kiekvienam iš mūsų. Kur tu eini? Su kuo tau pakeliui? Kurioje pusėje tu esi ir kurioje norėtum būti? Atsakymo į šiuos klausimus nereikia niekam kitam. Jie svarbus tik kiekvienam asmeniškai.
Ši transformacija tai kiekvieno asmeninė kelionė, bet joje tikrai nereikia jaustis vieniems. Jei jaučiate, kad norite gilintis, ieškoti daugiau įrankių ir palaikymo šiame kelyje, daugiau gerų idėjų bei patarimų visada rasite čia – reikimokymai.lt ir motivatorius.lt. Sėkmės visiems šiame kelyje!